Viešpaties Jėzaus dalis mūsų krikščioniškajame gyvenime. Visa švenčiausioji trejybė padaro mus dieviškojo gyvenimo dalininkais, bet tai daro dėl Viešpaties Jėzaus atsiteisimo už mus Dievo teisingumui ir dėl jo nuopelnų mūsų labui. Taigi, šiuo atžvilgiu Viešpats Jėzus turi mūsų krikščioniškajame gyvenime tokią esminę dalį, kad mūsų antgamtinis gyvenimas teisingai vadinamas kristišku, krikščioniškuoju gyvenimu. Kaip Adomas yra žmonijos galva žmogiškojo gimimo atžvilgiu, taip, pagal Šventojo Pauliaus mokymą, Jėzus Kristus yra atpirktosios žmonijos galva, tik, žinoma, daug tobulesnė prasme. Jis savo nuopelnais atgavo žmonijai teisę į malonę ir garbę Dieve. Savo pavyzdžiu jis rodo, kaip turime gyventi, kad taptume vis šventesni ir pelnytume dangų. Tačiau visų svarbiausia, jis yra galva mistinio kūno, kurio mes esame nariai. Taigi Kristus yra pelnęs mums antgamtinį gyvenimą. Jis yra šio gyvenimo idealas ir versmė. Kristus yra pelnęs mums antgamtinį gyvenimą. Kai sakome, kad Kristus yra pelnęs mums antgamtinį gyvenimą, tai tvirtiname, kad jis yra atsiteisęs už mus Dievo teisingumui ir pelnęs mums savo tėvo tėvišką meilę, o su ja ir visas antgamtinės dovanas, kurių mes esame reikalingi, kad galėtume šventai gyventi ir būti danguje per amžius laimingi. Logiškai galvojant, Kristus pirma atsiteisė, o paskui pelnė malonės mūsų labui, nes, pirm gaunant nuodėmių atleidimą, reikia atsiteisti Dievo teisingumui už nuodėmėmis padarytą žalą išoriniai Dievo garbei. Iš tikrųjųgi, visi Viešpaties Jėzaus laisvi veiksmai tuo pačiu metu buvo ir atsiteisiantieji Dievo teisingumui už mus, ir pelnantieji mums reikalingų malonių būti Dieve laimingais per amžius. Apie tai jau esame kalbėję anksčiau, kalbėdami apie atpirkimą ir jo padarinius. Čia lieka padaryti tik kelias išvadas. Nėra neatleidžiamų nuodėmių, jei tik dėl jų gailimės ir prašome pasigailėjimo. Nuodėmių atleidimas įvyksta priimant atgailos sakramentą, kuris mums pritaiko Viešpaties Jėzaus kraujo begalinę galią atsiteisti ir atleisti. Tai įvyksta ir kai dalyvaujame šventų mišių aukoje, kurioje Kristus savo kunigo patarnavimu sudabartina savo kryžiaus auką. Aukojasi už mus kaip permaldavimo auka. Tai žadina mumyse gilius gailesčio jausmus dėl savo nuodėmių. Dievą daro mums gailestingą ir suteikia tai, kad Dievas atleidžia mums nuodėmes vis pilniau ir dovanoja bausmes už jas vis išsamiau. Be to, visi mūsų krikščioniški aktai, kai jie daromi vienybėje su Kristaus kančia už mus, turi atsiteisiamos vertės mums patiems ir tiems, kurių labui juos aukojame Kristui. Viešpats Jėzus pelnė mums visas malonės, kurių mes esame reikalingi, norėdami pasiekti savo antgamtinį tikslą – laimę Dieve, ir kad galėtume gyventi bei augti krikščioniškajame gyvenime.
kuris palaimino mus Kristuje, visokeriopą dvasinę palaimą danguje. Dievas Kristuje laimina mus visokieriopų palaiminimų, duoda atsivertimo malonę, ištvermės gerame malonę, sėkmingai priešintis pagundoms malonę ir turėjimo naudos išbandymų malonę, paguodos malonę, dvasinio atsinaujinimo malonę, kopimo vis į šventesnį gyvenimo laipsnį malonę, pagaliau galutinės ištvermės malonę. Visa tai Kristus yra mums pelnęs. Jis yra ir užtikrinęs. Jei viso to prašysime Tėvą jo vardu, tai yra vardan jo nuopelnų mūsų labui, tai bus mums visuomet duota. Tai dar ne visa, ką Kristus yra mums pelnęs. Jis įsteigė sakramentus, tos regimus ženklus, per kuriuos jis teikia reikšmingesniuose žmogaus gyvenimo momentuose reikalingų malonių kone apčiuopiamai, prisitaikydamas prie žmogaus, kuris yra taip jautrus viskam, ką pažįsta juslėmis. Jis taip pat pelnė mums ir teisę įveikdinančias malones, kurių žmogus yra reikalingas veikti pagal sakramentinės malones. Viešpats Jėzus dar daugiau padarė mūsų labui. Jis davė mums galios patiems atsiteisti ir pelnyti. Jis padarė mus atsiteisimo bei pelnimo antrinėmis priežastimis, kurios turi visą galią veikti tik būdamos nuolatinėje pirminės atsiteisimo bei pelnimo priežasties, tai yra jo paties atsiteisiančiojo bei pelnančiojo veikimo įtakoje. Iš meilės mums Kristus panorėjo, kad ir mes patys jo gale galėtume atsiteisti ir pelnyti, ir tokiu būdu turėti dalį ir savęs, ir kitų pašventinime. Šį reikalą jis net padarė mūsų krikščioniškojo gyvenimo dėsniu. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Šią tiesą pabrėžia ir apaštalai savo pamokymuose. Šventasis Paulius sako, jei norime dalyvauti jo garbėje, tai turime dalyvauti ir jo kentėjimuose. Šventasis Petras rašo, Kristus kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis. Pažangios sielos su džiaugsmu kenčia vienybėje su Kristumi už jo mistinį kūną, bažnyčią, ir taip dalyvauja pasaulio atpirkime, kaip jo išganimo antrinės priežastys. Vadinasi, Kristaus atsiteisimas ir nuopelnai yra tokie dideli, kad ne tik visiškai atsiteisę Dievo teisingumui už žmonijos nuodėmes ir visiems pelno reikalingų išganimui malonių, bet ir daro šio veikimo už pasaulio išganimą dalininku bei antrinę priežastimi kiekvieną, kuris per krikštą yra įjungiamas į jo mistinį kūną, bažnyčią.